Sveiki, mes grįžome į eterį su savo em, atradimais, apjungiant fiziką ir sąmoningumą. Ir šiandien dieną prieš mums susijungiant, dar taip galvoju, apie ką yra tie visi mūsų susitikimai, pokalbiai, kai mes taip giliai nueinam iki dalelių ir tą tokio pažinimo to, kas yra aplinkui mus. Ir vis tik supratau, kad tai, ko mes siekiam, yra matyti tikrovę, matyti realybę. Neiškraipyta, ne per savo proto interpretacijas, ne per fantaziją, kur kyla kančia, o realiai matyti realybę tokią, kokia jinai yra. Ane? Tai šiandienos tema, kuriai pasiruošėm, yra viskas yra viena. Kad ir kaip protę kuriam aš, mano, tu, tavo, jie, mes, ne, kuriam tą tokią atskirtį ir kad ir kaip tuo tikėtumėm ir įrodinėtumėm, čia yra mano puodelis arba aš nesu puodelis, ar ne, pasirodo, viskas yra netiesa. Ne? Viskas yra netiesa. Ir kas svarbiausia, net ne ką, čia ne apie tai, ką aš galvoju, kokia mano nuomonė, o jeigu tikrai, ne, nuėmus tą visą šydą ir pasižiūrėti į realybę, į tikrovę, viskas yra viena, kad ir ką mes savo protį įsivaizduotumėm, pasakotumėm ir kas iš tikrųjų ir sukuria kančią, ne? O tai vienas išėjimas iš kančios, kaip sako budizmo filosofija, jinai kviečia pažinti realybę ir tikrovę tokią, kokia jinai yra ir matyti dalykus tokius, kokie jie yra. Kaip mes truputį su tavim dabar kalbėjom, tai nuima šiek tiek romantikos, ne? Bet kartu ta tikrovė labai įgalina ir žemina. Tai va, viskas yra viena. Tai apie tai, kad viskas yra viena, tai kaip jau minėjai, kad mes turim nueiti iki pačių giliausių sluoksnių ir pažiūrėti, kas yra daiktai, ne, iš ko jie sudaryti. Ir tada galėsim palyginti tai, ar čia tikrai skiriasi. Ar šitas tušinukas skiriasi nuo mūsų. Nu, Na, tai vat pabandom pažiūrėti, eiti gilyn ir pažiūrėti, ką mes ten atrasim. ar aš ir Tai tušinukas yra atskira? būtent, ar ne, pasižiūrėsim. Tai pirmiausiai pasižiūrim iš tą tušinuką. Iš ko jisai padarytas ir kas ten jame yra. Nes atrodo mėlynas tušinukas plastikinis. Na, plastikas. Pažįstam plastiką ir manau, kad jeigu taip reikėtų pasakyti, nu, aš nesu plastikas, tu esi plastikas. Nu, tu šiaip sakyčiau, aišku, kad ne. Nu, tai va būtent. Gerai, pažiūrim, kas tas plastikas. Turim tušinuką ir mes jį priartinam. Bet priartinam taip, nu, ne su padidinamuoju stiklu ir ne su mikroskopu, o labai arti pasižiūrim į molekulės. Tai, kad kiekviena medžiaga sudaryta iš molekulių ir eisim dar giliau, žiūrėsim, kas yra dar iš molekulių sudaryta, ar ne. Jeigu mes į negyvus daiktus žiūrim, tai mes prie molekulių galim priartėti. Jeigu žiūrim į gyvus daiktus į save, ten eina organai, ląstelės, ar ne, bet vis tiek prieisim prie molekulių galiausiai, ar ne, tai mes jau tiesiai šokam į molekulės. Ir čia yra tokia molekulė pavaizduota plastiko, polipropileno. Turim anglies atomus susijungusius tam tikrą grandinę ir tie mėlyni tada vandenilio atomas. Anglis ir vandenilis. Labai paprasta. Tam tikrų būdų jie susijungia. Ne, raudonas anglis, mėlynas vandenilis. Ir čia, aišku, pavaizdavau tokią vieną ilgą molekulę. Jų ten tikrai ne viena ir ne dvi, o daug yra, bet pažiūrim atidžiau tada į tą molekulę. Į būtent anglies atomą. Sužiūrim, kas ten tam atome tada giliau yra. Taip, tai pasiemam. Ir va čia šitoj vietoj, kur dabar pasakoji, tai mes jau ar iki žmogaus nuėjom atomo, ane, bet kaip tu sakai, per organus ir taip toliau iki molekulės, ar iki tušinuko molekulės. Jau dabar va šitoj vietoj susilyginom, ar ne? Ir tiek žmogaus molekuliai, tiek tušinuko. Ta konkreti molekulė, jinai kaip ir sukuria plastiką. Mhm. Nu, štai yra plastiko molekulė. Tai šitoj vietoj, ko gero, taip susijungusių anglies ir vandenilio atomų, tokiu būdu susijungusių,
e, negaliu 100% pasakyti, bet sakyčiau, kad žmoguje nėra. Nu jo, nu, Mm? bet Vat, dar giliau, ane jau kur nueisim. bet jau dar giliau, jeigu Bet, pažiūrėsim dabar į anglį pačią, anglies atomą, vieną iš tų vat, raudonų, kuriuos matėm, na, pats anglies atomas, tai jau šitoj vietoj tikrai daug, daug žmogus turi savyje anglies tų atomų. Na, mhm. tokių, ar tušinukė, ar žmoguje, ar medyje, ar bet kur, anglis yra vienas iš tokių pamatinių atomų, iš ko viskas padaryta. Tai dabar, kai žiūrim į anglies atomą, turim branduolį, na, tas centre, mėlyni, raudoni burbuliukai branduolys ir aplinkui jį laksto elektronai. Tai yra kažkokiam tai erdvė, kažkokiam, galima įsivaizduoti kaip orbitom dažniausiai vaizduojama, tie maži taškiukai elektronai. Branduolys turi protonus ir neutronus. Tai pavyzdžiui, anglies turi 6 protonus, 6 neutronus. Na tai tiek. Šiek tiek įsivaizduoti dydį, kokio mes čia masteliu esam. Tai va tas anglies atomas nuo vieno elektrono iki kito, na tokį, va jeigu pasimtume diametrą, plius minus, koks jisai galėtų būti, tai yra 70 pikometrų. Ir piko turbūt, jeigu nesimoko fizikos žmonės, nieko nesako tas žodis, ką reiškia tas piko, tai galbūt nesileisiu į tuos nulius, ką reiškia piko, nes tai yra labai labai mažas skaičius, bet pabandom vizualiai įsivaizduoti. Tai turbūt milimetrą galim įsivaizduoti. Mhm. Mažas, 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 labai mažas. Milimetras. Ir jeigu paimtume šitos anglies atomus ir taip krautume vienas ant kito į tą milimetrą, tai mes jų taip sukrautume 10 milijonų į 1 milimetrą. Tai apie tokius dydžius mes šnekam, kai šnekam apie atomus. Nu tikrai protui turbūt sunku suvokti, ar ne, tai mes jau kito labai labai mažo lygmens nueinam, kur turim atomą, kuris dar sudarytas iš dar atskirų dalelių, tai tos atskiros dalelės dar mažesnė. Bet čia jau mes esam, kaip čia, pačioj medžiagos, ar ne, tai ką mes suvokiam kaip anglį. Jeigu mes pažiūrėtume, nes jeigu prisiminsi, plastikas buvo anglis ir vandenilis. Tai galim pažiūrėti į vandenilį, ne, čia turėsim vandenilį, tai turės vieną protoną ir aplinkui elektroną skraidantį. Mhm. Na, tai vat, atomas pats atrodo kitaip ir mums sukuria kitokias savybės. Bet, vėlgi, protonas ir elektronas. Nu, tie patys Lego blokeliai. Jeigu dar pažiūrėsim, irgi tokia labai pažįstamas atomas turėtų būti, nes aplinkui mus daug visko yra, deguonis. Deguonis turbūt girdėtas daugumai žmonių, ar net, jeigu pažiūrėsim deguonį, vėlgi, protonai, neutronai ir elektronai, tik tai jų daugiau. 8 protonai, 8 neutronai, 8 elektronai, ne, jų daugiau. Kitaip išsidėstę, jų daugiau, ar ne, ir sukuria kitokį įspūdį, ar ne, deguonis nuo anglies skiriasi. Ne, bet vėl mes turim tas pačias daleles. Dabar galim nueiti dar gilyn. Dar gilyn. Ne, paliekam, elektronai ten laksto šone, mes šiek tiek toliau pašnekėsim, kur jie ten laksto tose šonuose, bet einam į branduolį, dar gilyn. Tai dabar elektronus paliekam ramybėj, pasižiūrim į atomo branduolį ir sakiau, kad branduolys iš protonų ir neutronų susidaro. Taip, dvi dalelės. Jos labai panašios. Turi panašią masę, skiriasi tuo, kad protonas turi teigiamą krūvį, neutronas neturi krūvį, ar ne? Bet šiaip labai panašios dalelės. Tai pažiūrim protoną. Protonas, jeigu dar giliau žiūrėti, iš 3 kvarkų susideda. 2 vadinami up kvarkai, tai yra viršutiniai kvarkai, ir vienas down arba žemutinis kvarkas. Na, tai protonas dar iš 3 kvarkų, kuriuos jungia tam tikra sąveika ir tie kvarkai, nu, jie visą laiką būna ir susijungia, jie po vieną neskraido savo, ne, jie susijungia ir sudaro protonus, arba jeigu turėtume 2 down kvarkus ir vieną up, turėtume neutroną, irgi iš 3 kvarkų. Na, tai turim 2 skirtingus kvarkus, kurie sudaro protonus ir neutronus, ir aplinkui lekianti elektroną. Na, tai visa materija, kiek mes matom, viskas aplinkui mus, kas yra, jeigu mes nueinam į dalelių lygmenį, mes turim 3 dalelės. Viršutinis kvarkas, apatinis kvarkas, elektronas. Mhm. 3 dalelės. Tai čia dabar šitoj vietoj, kai pradėjai kalbėti ten apie molekulės, rodai tušinuką, tai gerai, tušinuko plastiko molekulė, nuo žmogaus molekulės, jinai skirsis, bet jeigu mes nueinam dar gilyn, ten nueisime iki atomo
iki branduolio, kuris yra iš neutronų ir protonų. Ir čia jau iš neutronų ir protonų bet koks branduolys susideda. Ar čia jau Taip, nueisime žmogaus molekulėje ten gilyn, ar tušinuko molekulėje ten gilyn. Viskas, kas skiriasi, tik neutronų ir protonų skaičius, kuriuos taip, sudaro ten kvarkai iš esmės, ar ne? Ir taip, visi turi aplinkui skraidančius elektronus. Tai taip, čia ir yra tos tada tik tai tiek, kad tu neutroną, protoną nuėjai dar giliau, ne, kad ten iš viso tie viršutiniai kvarkai, apatiniai kvarkai ir elektronai. Tai viskas, dabar imam ar žmogaus molekulėje nueinant dar gilyn, ar tušinuko molekulėje nueinant dar gilyn, nueisime vis tiek, nueisime tik tai prie trijų dalelių. Tai iš esmės, ne, gaunasi aš ir tušinukas, the same. būtent, tai mes nueinam iki tų trijų dalelių. Taip, ir kaip vat, mums atrodo, ar ne, kad atsiranda ta atskirtis, tai kaip, šiaip aš pati irgi taip vat, labai ilgą laiką taip kaip įsivaizduoju aplink save esančius, ar ne, nu, taip sakyčiau, kad esu aš, yra tušinukas ir tarp mūsų yra nieko. Nu, čia nieko, ar ne, nėra, šiaip taip Mhm. atrodo. Nu, jo. Tai aš jau šiaip kurį laiką labai, kadangi domiuosi fizika, man tas yra, kad, nu, nėra nieko. Yra oras, yra dalelės, ar ne, nu, čia nėra nieko. Tai ta atskirtis tokia irgi, nu, labai įsivaizduojama yra, kad jeigu galiu pajudinti ranką, reiškia, čia, nu, Taip. yra tuščia. Tai kaip vat mano ir vizualiai, kaip tai atrodo, Mhm. tos va turim tris dalelės, kurios viską sudaro ir mes gaunasi, aišku, yra trys dalelės ir yra pagrindinės keturios sąveikos, jeigu šnekam apie dalelės, tai trys ten pagrindinės, nu bet iš esmės yra jėgos, ar ne, kurios vienaip ar kitaip tas dalelės priverčia suartėti kažkaip, ar ne, ne tai, kad susijungti, bet tokiais, kaip čia įvardinti, ar ne, į tokius susi, nu kaip tas žodis. Nu, nesusijungti, bet suartėti, ar ne, tokius sudaryti kažkokias tai mini sąjungas. Nu, tai jo, tai viską Jo, gerai ir pasakyti. ne? Nu, Tai va, taip, tai kaip tas ir atrodytų. Visus turim tris dalelės ir įvairiai susidedančias. taip. Ir yra žmogus, yra gėlytė, aplinkui yra oras. Jo, Ir tai viskas susideda iš tų trijų dalelių. Tarp tų trijų dalelių, tarp visų trijų dalelių yra tarpai. Nu, tarpas tarp protono, neutrono, kitaip sakant, ant tų kvarkų ir elektronų yra labai didelis, ane? Bet tai tarp visų dalelių yra tarpas. Tai čia jau iš esmės, net dabar, kai rodai, kaip, nu, kaip jos susideda, bet čia yra visur vis tiek matosi, kad yra tarpai tarp tų dalelių, ane? Dabar apie tai kalbi. Ir taip, ir vienur jie Mhm. priartėja labiau, o kitur, kaip pavyzdžiui, oras nuo tos dalelės yra pakankamai toli viena nuo kitos. Galbūt vėlgi, vizualiai čia aš taip pavaizdavau, ar ne, kad tos trys dalelės, bet aišku, neutronai ir protonai visą laiką bus. Ar ne, protonai, neutronai ir atomai. Ir čia gal labiau tas dalelės įsivaizduoti kaip atomus. Ar ne, reikėtų, kad vienas atomas nuo kito gali būti toliau, ar taip, molekulės jau, ar ne. taip. Molekulės atomai yra tai, kas jau yra tokios dalelės, kurios vat, gali turėti tarp savęs kažkokius tarpus, ar ne, tai ir jos vietomis susibūrė į kažkokius susibūrimo taškus, ar ne, nu, pavyzdžiui, suformuoja žmogų, Mhm. o vietomis atitolsta ir ten mums atrodo, kad yra oras, arba, nu, sakom, nieko nėra. O iš tiesų tai yra tas pats, tos pačios dalelės. Tai, žodžiu, čia iš esmės aš, gėlytė tavo nupiešta, tušinukas, kitas žmogus, em, tarsi sudarom kažkokį, tai va tą sankaupą tų dalelių, kurios viena su kita kaip ir, nu, jos traukia, stumia, kaip ten net nesuprantu, bet tarp jų yra visų tarpai, ane? Taip, Bet visi esam sudaryti iš tų trijų dalelių ir kadangi vis tiek turim tuos tarpus, nu tik tai ta plika akim taip, nu, nesimato, tai iš esmės, ar va, tu čia ir ta pačia, nu, neišskyriai net spalvom, tai va taip ir, ne, kad aš, tušinukas, gėlytė, kitas žmogus, nu, tiesiog tokios vaikšto jo kaip, nežinai, tokios labai įdomu, va, per šitą būtų, va, įsivaizduoti vaikščiojančios sankaupos, bet iš esmės
nieko, ane, nu, tame Nieko nes... nieko neišsiskiriam, ane, Taip, visi taip, esam iš trijų dalelių. taip, vaikščiojančios dalelių sankaupas, kur tam tikros jėgos, tam tikros sąveikos, nu, kitaip, kitoks išsidėstymas galbūt mums sukuria kitokius pavydalus, bet, nu, tam Mhm. pamatiniam lygmenį tos pačios dalelės. Taip. Aha, tu gal, arba tu jau gal ir ketini dabar apie tai pasakot, nes tada iš karto kyla klausimas, nu tai gerai, jeigu mes va taip va esam sankaupos ir, nu, tokios dar ir su tarpais, nu tai kodėl, pavyzdžiui, aš negaliu pereiti kiaurai sieną? Aha, ir va šitas labai įdomus dalykas, nes šiek tiek grįžtu dar prie to ėjimo per sieną, grįžtu prie anglies atomo Nu, gerai, ir papasakosiu, kad aš čia biški ir primilavau jums dabar jau. gerai, fainiai, meluok. Taip, tai grįžtu prie pačio to anglies atomo, kurį žiūrėjom. Ir pavaizdavau labai tokį vat, paveikslėlį, tokį fainą, gražų, lengvai suprantamą, kur brandolys ir elektronai aplinkui. Mhm. Tai šito paveikslėlis čia ne pagal mastelį. Ne, nu, aišku, šnekėjom apie tai, koks iš viso čia dydis turėtų būti, ar ne, kad 10 milijonų į milimetrą turėtų tilpti man tokių, tai jau Bet apie... šitas atstumas yra tarp, va dabar tas 10, čia tarp elektrono ir Taip, tarp tolimiausių elektronų. ai, Galima tarp įsivaizduoti. elektronų šitie atstumai yra 10 milijonų. 70 piko metrų čia tas atstumas ir jų, jeigu į 1 milimetrą tilptų 10, apie 10 milijonų, ten plius minus, ar ne, suapvalinus. Tai va, bet jeigu taip realiai žiūrint, tai branduolys turėtų būti labai mažiukas, o elektronai labai toli nuo jo. Ir dabar kiek tas mažiukas ir kaip toli, tai ant popieriaus lapo net neišeitų pavaizduoti pagal mastelį tai, nes arba nesimatytų branduolio, arba tokio lapo neturiu. Tai dabar, jei šitas nupieštas mano branduolys, pas mane atskrido, nupieštas mano branduolys, pamatavau 2 centimetrai. 2 centimetrai diametras branduolio va šitas. Tai jeigu aš dabar įsivaizduoju, kad turiu kamoliuką, mažiuką, 2 centimetrų kamoliuką, čia mano atomo, anglies atomo branduolys. Ir nueinu Vilniui į katedros aikštę atsistoju ir turiu va tą mažiuką 2 centimetrų rutuliuką, kuris yra mano anglies atomo branduolys. Tai artimiausias elektronas, čia dar jeigu taip pažiūrėti, yra vieni elektronai arčiau, kiti toliau, ar ne, tos orbitos tokios. Tai artimiausias elektronas būtų Lukiškių aikštėje. Jeigu pagal mastelį, ar ne, 2 centimetrų rutuliukas Tai branduolys, belia koks tarpas. artimiausias elektronas Lukiškių Belia aikštėje. kokie tarpai tarp. Čia Taip, mano rankui dideli tarpai. būtent taip. Čia Aš yra čia nematau, bet ten dideli, milžiniški tarpai tarp. Mhm. Taip, tai iš tiesų, jeigu su tušinuku mesti į ranką, tai tikimybė, kad pataikysi į branduolį, į medžiagą yra labai maža. Šiaip, iš esmės, ar ne? Tiek tušinukas, ar ne, kad jo ten tas branduolys, nes branduolys yra tai, kas suteikia masę, tai, kad, nu, ta materija, ar ne, kurią mes fiziškai atrodo čiupinėjom, čia irgi prie to prieisim, ar ne? Tai, kad su tušinuku besiu į ranką ir pataikysiu branduolys su branduoliu, ten yra niekas, ar ne? Nu, kokie maži tie branduoliai ir kiek daug yra erdvės tarp jų, tarp branduolio ir elektrono. Tai čia gali ir kilti tas klausimas, nu, viskas yra tuščia, ar ne? Nu, iš esmės, nėra nieko. Tie tos dalelės jos yra, bet jos labai labai susikaupusios tokiuose mažuose taškeliuose. Tai atrodytų galėtume eiti per sienas, Mhm. nes Jo, tuščia. klausimas, tai Ne? kodėl jeigu aš esu su tarpais, siena yra su tarpais, nu, nes viskas yra su tarpais, tai kodėl aš negaliu kiaurai sienos pereiti? Taip. Tai va, kodėl tu negali kiaurai sienos perėti. Tai čia šiek tiek ateina į žaidimą jėgos ir sąveikos. Ne, tai nes turim tą materiją, tas dalelės, kurios sudaro materiją, ir jos kažkaip tarpusavį vis tiek sąveikauja, yra tam tikros jėgos. Tai va čia tos jėgos ir ateina žaisti į tą sieną. Turim žmogų, Tu nuostabi dailininkė. taip labai nelaimingą rožinį žmogų, kuris bando pereiti per sieną. Ir jam nesiseka, nes jisai su delnais įsiremia ir įsiremia. Nu, kaip ir logiška, ar ne? Jeigu bandai įsiremti į sieną su delnais, tai greičiausiai įsiremsi ir viskas. Ir pasižiūrim, kas čia toj vat, vietoj, kuris įremėsi į sieną, kas čia toliau vyksta. Ir matom. Matom sieną, matom delną. Ir matom atomus. Dabar nesigilinam, ar tai anglis, ar tai deguonis, ar tai kažkas nesvarbu. Yra dalelės.
Na, yra dalelės, yra atomai. Atomai turi branduolius ir aplink juos skraidančius elektronus. Kas yra svarbu žinoti apie elektronus, jie turi neigiamą krūvį, visi elektronai. Ir tie elektronai, nors jie yra labai toli, ar ne, prisimenam nuo katedros aikštės iki Lukiškių, tai nu čia apie kilometrą, man atrodo, gaunasi. Tarp elektronų tie tarpai Taip, milžiniški. taip, tie milžiniški tarpai, nors jie yra, bet tie elektronai, jie sukuria tokį kaip barjerą, neigiamo krūvio barjerą. Mhm. Ir kadangi visi atomai ar ne taip pat atrodo, kad aplink save turi tokį sferą neigiamo krūvio, nors ten kaip ir fiziškai nėra medžiagos, bet tokia kaip, kaip iš mokslinės fantastikos, tai žinai, energy force field, tokie Jo. dalykai, ar ne, atsiranda. Ir jie turi šitas aplink save elektrostatinės jėgas, o minusas ir minusas turi savybę, kad jie vienas kitą stumia. Aha, tu čia labai gerą pavyzdį man, kai aiškinai, kaip du magnetus vieną prie kito bandyti pridėti, ane, kad patirti tą, kad aš atrodo kažką liečiu, bet iš esmės, vat, kai vieną į kitą magnetą, ane, stumčiau ir atrodo, kad į kažką atsitrenkiu, nors aš jo nepaliečiu, ane, bet aš realiai atsitrenkiu. Tai čia iš esmės, Taip, aš iš ne esmės, taip. energijos, bet aš paliečiu, kažką ten tą energijos, va, kad, ką tu dabar sakai. Taip, būtent, nes nu, magnetinis laukas, elektrinis laukas šiek tiek skiriasi, bet yra labai panašus, ar ne, irgi. Kaip Nes principas. Mhm. principas panašus. Taip, magnetai irgi. Vienodi poliai, jeigu šiaurinį su šiauriniu atartinam, nu, nesuartins. Jeigu geri magnetai, nesuartins. Niekaip jie ten suksis, malsis, bet nu, nesuliesi jų. Tai Mhm. lygiai tas pats vyksta, kai tu bandai paimti kažkokį tai kietą daiktą, ar ne, nu, vat aš laikau tušinuką. Tai man atrodo, kad aš Čia jį liečiu. netušinuką laikai. Realiai netušinuką, ne čia būtent, nu, bet wow. Realiai aš jo neliečiu. Tu žinai, kokiai fantazijai mes šiaip gyvenam, ne? Taip. Aš tik įsivaizduoju, kad aš jį liečiu. Jo, 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 jo. Tas uh, elektrinis laukas, ar ne, tai, kad elektronai vienas kitą, ar ne, nu čia šiuo atveju sienos elektronai, nuo rankos elektronų vienas kitą stumia, nu taip pat būtų ir tušinukas vietoj sienos, ar ne, vienas kitą stumia, tas sukuria įspūdį, kad aš jį laikau, kad aš jį jaučiu. Bet čia tas pats kaip va, tos magnetus artinant, ar ne, nu realiai aš jų nepaliečiu. Realiai vis tiek lieka kažkoks atstumas. Tai ir kadangi, jeigu mes turim kietą kūną, ar ne, nu kaip tas buvo paveikslėlis šitas, ar ne, kai mes turim oro dalelės gana toli viena nuo kitos ir turim jas kažkaip arti suėjusios tarpusavį tokį sankaupą dalelių, ar ne, arti viena kitos, tai kai kieti, nu jeigu kieti kūnai, va, pavyzdžiui, siena, tai tos dalelės arti viena kitos ir taip tvarkingai išsidėščiusios. Ir, na, susijungia į tokią kaip gardelę. Nu, vėlgi, tas susijungimas vyksta per jėgas, ar ne, netiesiogiai ten Jo, ne kad susiliečia, bet taip, vyksta sąveika tam tikra ir jos sudaro tokį susijungimo įspūdį ir mes negalime tada su savo irgi tvarkingai išsidėšiusiam dalelėm praskirti, padaryti tarpų tarp dalelių. Nors tarp branduolio ir elektrono, va čia yra labai labai daug erdvės, ar ne, nu ta visa tuščia erdvė, apie kurią šnekėjom, bet tarp skirtingų atomų mes va tos erdvės negalim praskirti, kad įlystume į tuos tarpus. Na, mhm. priešingai, kaip pavyzdžiui, pro orą mes galim vaikščioti, nors irgi tos pačios dalelės, ar ne, nu kaip ir kaip sienui, taip ore mes čia visur tą patį sakom, tai visur tos pačios dalelės. Bet jeigu mes žiūrėsim orą, tai tos dalelės jos nebus tarpusavį tokios taip stipriai sąveikuojančios ir mes jas galėsim Ten dar praskirti. didesni tarpai. Dar Taip, didesni nes ten tarpai. ne tik tarp branduolio ir elektrono, ten tarp pačių dalelių jau atsiranda tarpai. Jos taip stipriai tarpusavį nesąveikuoja, ar ne? Kaip pat pro žmonių minę norėtum praeiti, nu tu galėtum praskirti tarp žmonių, ar ne? Jeigu žmogų kaip atomai įsivaizduojant, tu tarp žmonių galėtum praeiti. Taip, taip. Na, tai vat, o jeigu jie būtų susikabinę visi rankom, kaip kietam objektą, nu jau nepraeitų. Jo, Jo, atsitrenk. vat šitas. Mhm. Tai žodžiu, sienos neperėsim, net jeigu aš ir siena yra viena, ir net tarp manęs ir sienos kaip ir nėra atskirties, vis tiek aš jos neperėsiu. Dėl tavo dabar paaiškintų dalykų. Taip. Žodžiu, aš, siena, esam tas pats ir nėra atskirties. Mhm. Wow, ne?
Labai. Taip. Ir toksai, man bent jau tokį duoda, nu kitaip žiūriu į tą tušinuką, kur žinau, kad tai yra tas pats, kas ir aš. Mhm. Tik mes su tavim kalbėjom, kad ir gal perkelsim į kitą mūsų tą paskaitą, tas gyvas, negyvas daiktas, ar ne? Čia toliau, nu, tarsi atrodytų, vėlgi protų sakytumėm, nu, bet tai čia taigi negyvas, aš tai turiu plakančią širdį ir panašiai, ar ne? Tai atrodytų, čiagi negyvas daiktas, ką mes irgi vadinam ir kas nėra irgi iki galo, nu, iš šitų pavadinimų tai būtų tiesa, nu, mes taip pat skiriam daiktus, mes taip susišnekam vieni su kitais, ar ne? Bet jeigu eit ten giliai, 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 viskas patampa iš esmės energija, ar ne? Ir energija yra energija, tiesiog. Ir visur, kur yra energija. Nes, nu, vien jau kai tu sakai apie tas jėgas veikiančias tarp tų dalelių, tai ten ir yra energija, ten visur yra gyva. Netgi tame pačiame tušinukė tos visos dalelės jos yra gyvos. Ne? Tai, Taip, nes jos turi tos energijos, gyvos jos tai energija. dirba jos Jo, jo, sąveikoje, ar jo, ne? Tai jo, jo, jo. Tai čia, vat, jeigu tai yra energija, nu tai ir yra iš esmės gyva. Va, aha. Ar tu čia visus jau paveiksliukus parodai? taip, visus. Mhm. Ir iš tikrųjų, kai pamatom realybę, ane, kad vat, viskas yra viena, nu, fiziškai įrodai dabar, ane, kaip nuėjus iki dalelių ligmens, kad viskas yra realiai viena, nes vien ten tavo tas paveiksliukas gėlytė, žmogus, nu tai viskas susideda iš trijų dalelių ir yra tarpai, tik yra kažkokios tai sankaupos, daugiau bet visi iš to paties ir kaip ir vis tiek visur yra dar ir tarpai, tai nėra tokios atskirties aš ir tu. Nu, yra sąveika mano dalelės, tavo dalelės, bet tarsi tarp manęs ir tavęs nėra net tarpo arba kažkas, kad čia kažkas kito, o čia irgi kažkas kito, ne? Ir čia mes ateinam iš kur, jeigu panalizuoti, susidaro kančia žmogaus protė. Tai kai mes pažindiname su pasauliu, tik gimę, juk iš pradžių kaip vaikas jisai nesuvokia, jisai ateis į parduotuvę ir pasims daiktą, pavyzdžiui, ne? Nu jam nėra tokio dalyko, čia mano ar tavo, nu tai yra daiktas ir aš jį imu, nes aš jį, nu, galiu paimti, ne? Bet ko mes tada išmokstam? Neimk, čia ne tavo, ne? Ir vėlgi žmogaus protas yra sukūręs, nu, va tą, kaip čia, savinimas, nu, čia evoliucinis, ar ne, dalykas, tas toks išlikimo, instinktų, bet iš esmės, kaip gali būti mano, jeigu aš net gimęs, nieko neatsinešiau su savim ir kažkaip vat, čia patapo mano, ne, ir išeinant irgi nieko neišsinešiu. Tai tas mano, tavo, mūsų nuosavybė, visi šitie dalykai yra tokie labai kvestionuojami, ar ne? Mes taip vadinam. Ir gal viskas yra gerai, nes mes kitaip turbūt ir nesusikalbėtumėm, ar ne? Nusakyčiau, paduok mano tušinuką, nu nesuvoktum, kad tau reikia paduoti šitą tušinuką mėlyną, ne? Arba tiesiog mums patogiau yra taip susikalbėti, bet čia ir yra tas matyti tikrovę, kai atsiranda, kai mes norim ginti tą savo, mano ir kai mes pradedame kentėti, nes pavogė mano tušinuką, žinai, aš tarsi netekau kažko. Arba sulūžo mano tušinukas. Arba tu atėjai į mano erdvę. Pasitrauk. Ne? Tu atsisėdai ant mano kėdės. Pasitrauk. Ne? Ir va visi šitie labai faina pažinti per tai yra savo protą. Protui, kad jis jaustųsi, nu, va ta kažkuri mūsų dalis saugi, mums reikia tarsi apibrieštumo. Ir tas apibrieštumas ir yra, kai aš pavadinu daiktą, tai yra mano. Ane? Nes dabar aš, nu, neįsivaizduoju, kaip mes visi gyventumėm, jeigu nebėra, nu, mano. Nu, tokia makalynė atsirastų. Realiai, ne, mišrainė. Tai duoda kažkokios tarsi struktūros, tvarkos, ne, va tas apibrieštumas. Bet čia turbūt ir yra ta riba, kur prasideda sąmoningumas ir tas kitas patyrimas, išėjimas už to, ką žmogus, mes kaip sąmoningas žmogus galim padaryti, kvestionuoti dalykus ar ne ir pažinti, kad, okei, yra manyje dalis, kuri nori va to siekia apibrieštumo, tai va ta instinktyvi dalis, to saugumo. Ir yra ta sąmoninga dalis, kuri pastebi visą tai,
kad, e, kad tai kuria ir ta dalis proto, jinai negali gyventi neapibrieštume, nes jai skauda, bet iš esmės, nu, vat, atsiveria ta neapibrieštumo erdvė, ne, va ta tokia, nėra tenais, nėra ten mano tavo. Ir iš šito taško nuėjus, apie ką jau prasideda gilios dvasinės praktikos, kad nebėra tarp manęs ir pasaulio atskirties. Nebėra vienišumo to jausmo, kad aš esu vienas, ne, ką protas mūsų sukuria. Nebėra atskirties. Nueini į mišką, nėra atskirties tarp manęs ir miško, tarp manęs ir tavęs. O tas ir yra, vat protas pasakoja, ne mane paliko. Aš dabar vienas kaip pirštas pasaulyje, ne? Nu, ir mes Mhm. galim tuo įtikėti ir pasakoti su šitą istoriją, bet ką tai kuria kančią, bet iš esmės tai nėra tiesa, ne? Ir ne visi gebam, iš tikrųjų kartais tas skausmas taip nu mūsų pančia, kad mes nu negalim nuo jo taip truputį atsitraukti ar ne virš tos situacijos ir pažiūrėti plačiau. Bet iš esmės, o tai, ką mes su tavim dabar darom ir kviečiam, ir pačios kaifuojam nuo visų šitų irgi atradimų, o tas pakilti virš situacijos, ne, pamatyti, kad tai, kuo aš tikiu, ko aš laikausi, ko aš siekiu, idėjų, kurių noriu įsikabinti, nu, kad tai nėra tiesa ir kažkuria prasme tai išlaisvina. Ane, išlaisvina ir nuveda į tokį patyrimą, kad viskas yra viena ir nėra čia mano ir tavo. Ir tai ar yra tada dėl ko, nu ką prarasti, ir yra toks egzistuoja, kaip aš esu vienas, jeigu, va, kaip tu parodai ten tą su tais taškiukais, nėra, jokio nėra viena, supranti, va tiek daug visko yra kartu, bet čia gali nueiti tik į tam, nu per patyrimą į tai. Taip. Ir tarp kitko, tam tikros meditacijos dabar aš suprantu, kad būtent tuo yra paremtos, kai, nu, dabar tu fiziškai įrodėjai tą, kad tai yra tarpas, ne visą laiką, nu, yra tarp visko yra tarpas, nėra nieko. Tai tarsi, kad nueiti tą tokį patyrimą, ieškoti, kontempliuoti, čia ne taip tie patyrimai nutinka, ar ne, čia atsisėdam, kontempliuojam ir įsileidžiam po truputį, va tą tokį pradeda matyti pasaulį, kaip va tą vieną, ne kaip atskirti, bet čia reikia laiko tam, tai tarsi pradeda matyti tarpus tarp net tų pačių minčių, ar ne, kad yra kažkas, tai nėra, kad aš esu visos mintis ir jausmai, nu, kad tai irgi egzistuoja, bet aš nesu, tai yra tas toks, yra ta tokia tuščia erdvė. Va, kitaip sakant, ta tuščia erdvė. Ir mes sąmoningai galim per, nu, jau patyrus tas praktikas, o būtent ten yra iš tos ramybės, iš tos erdvės stebėti visą, žodžiu, visą žmogaus sukurtą, proto sukurtą, ne tą, nežinau, tos pačius. Nu, tai ką mes vadinam daiktais, ką mes nuįžodinom, kad jaustųsi ta mūsų dalis saugi. Nu tai kažkaip yra, wow. Labai. Man tai tas vat ypač tas įsivaizdavimas, ar ne, kur matai dalelės ir tiesiog vienur jos arčiau, kitur toliau, bet nu, tas pats, visur aplink mus tas pats, ar ne, tik vienur arčiau, kitur toliau, kažkokios vienaip sąveikoja kitaip, bet toj Mhm. pačioj sriuboj. Ir kai dabar aš šitos dalykus ne per fiziką, bet kai budizmo mokymuose dalyvavau Nepale, labai, kaip, labai ėjo kaip čia vedė, bet per tą patyrimą, kad nėra jų ir nėra mes, ne, kad nėra jų, nėra mes. O ką, vat, jeigu nueitumėm per tą tokį patyrimą, nėra atskirties. Ir čia, ką tai reiškia, kai mes matome, tarkim, negerus dalykus gyvenime, ne, ką mes norim nuteisti, smerkti, nu kaip va čia jie yra blogi, nu, va jie yra blogi, e, jie netitinka moralės normų, jie patie, tarkim, ne, va čia karas yra blogai, dar kažkas. Irgi nueiti iki to, kad jeigu nėra atskirties, tai aš irgi esu karo dalis arba to blogio dalis.
Ir čia atsiranda, kad aš norėčiau save atskirti, kad va, čia jis yra blogas, ne, aš tai ne. Bet jeigu nėra tarpų tarp mūsų, tai aš irgi esu tai. Ir aš noriu išstumti tarsi kažkuria prasme, aš nesu tai, aš noriu būti tik tai geras. Bet tai nėra taip, aš vadinasi irgi esu viskas, kaip ir tai, ką aš matau kitam žmoguje, ką vadinu geras ir blogas, tai aš irgi esu viskas ir tai ir tai. Ir nėra pas mane tik tai, nors ir norėtumėm siekti tik tai gerų jausmų, fainų, kurie maloniai jaučias, bet tai irgi nėra tik tai tai. Nes yra ir tie visi kiti, ir aš esu ir tai, ir tai. Ta pamatyti, kad viską, ką aš noriu išstumti ir pasakau jie, ne, aš irgi esu to dalis. Ir jeigu netgi per sąmoningumo praktikas pasižiūrėti, kai mes, tarkim, gerai galbūt tiesiogiai mes nežudom žmogaus, nu, pažiūrėjau, sakom, jis tai žudo, aš tai, pažiūrėjau, nežudau, ne, nu, tarkim. Bet jeigu pasižiūrėti, kad už to žudimo, nu, tarkim, yra pykčio energija, ir jeigu aš savęs paklausčiau, negi aš niekur nepykstu ir niekam nejaučiu agresijos. Galbūt aš jos neišreiškiu, bet, nu, tarkim, tas žmogus išreiškia, bet kaip jausmas. Nu, tikėtina, kad patiriu kažkur agresiją ir pyktį. Tai aš nieko šitoje vietoje nesiskiriu nuo to žmogaus irgi. Vat, nu, galima nueiti iki to, kad nieko nesiskiriu. Ir kas tada atsiranda atjauta. Ne? Atjauta, nepateisinimas, mes mokomės elgesį kitaip išreikšti, bet kai mes norim nuteikti, kad jis čia jaučia tokią agresiją, ne, agresija yra ir manyje. Ne, ką aš noriu stumti, aš galiu per save ją pažinti, ar aš galiu irgi įsileisti, kad aš irgi esu to dalis. Ir būtent dėl to, kad mes esam sąmoningos būtybės, mes galime daryti pasirinkimus atitinkamus, nu, kaip norim tai išreikšti, ką norim kurti, jeigu yra agresija, ne, nes aš galiu nesąmoningai tą agresiją tiesiog eiti ir destruktyviai, nežinau, žudyti, mušti, dar kažką, bet galiu su ta pačia energija kažką statyti, kurti, ją pripažinus, kad taip, aš turiu tą energiją, turiu tą pykčio energiją, ji kažką signalizuoja, kodėl jinai kilo, nu, kažkokį, kaip šviesoforo signalas, kaip sako viena mokytoja man sakydavo, tai raudona spalva, nu, va, pavyzdžiui, pyktis. Nu, ar tai dabar reiškia, kad jeigu reikėtų tą raudoną spalvą šviesoforo panaikinti? Nu, ne, tai tiesiog reiškia, kad dabar, nu, sustok, ne, pareflektuok, truputį kažkur galbūt eini ne savo keliu, ne? Ir, nu, tiesiog pasižiūrėk, bet labai gerai tas raudonas šviesoforo signalas yra, nes jisai reiškia sustok. Žinai, tai va, nu tai va, tai čia mes dabar į tai netiek plėsimės, bet kiek norėjau labai uždėti tą tokį akcentą, kaip mes sakom, jie, ne, blogi, o aš geras, iš esmės, čia irgi atsiranda daug kančios, nes aš esu viskas, bet noriu kažkaip laikytis, čia yra idėja save sukurti tik tai kažkokį tobulą vaizdinį. Nu čia yra idėja, nes neįmanoma, nes aš esu viskas ir kitas žmogus yra viskas. Ir mes esam tos pačios energijos dalis. Nu, to pačio lauko, kaip sakant, nesam tam pačiam laukia, jisai nėra, tas žmogus negyvena kažkokioje atskiroje visatoje. Ir jeigu nėra tarpo, tai ką jisai jaučia ir aš jaučiu. Ir aš tai patiriu. Tai galbūt aš esu užneigus ir vat, iš idėjos, ne aš nesu tai, aš noriu atskirti. Ir kiek daug kančios iš to kyla. Labai kinta tada požiūris, ne, į tą tokį, nu, kai tą pamatai į tą viskas yra viena ir įsileisti save tikrą ir nėra čia su kuo kovoti, nėra nuo ko atsiskirti. Nu kažkaip labai. Iš pradžių labai ir sunku gali tas būti, nes dabar, žinai, vat, to laikantis įsitikinimo, kad aš ten jie blogi ar ne, ir kaip va tą pradžią tokią, nu kaip dabar, kad nu, tiesiog aš taip įsivaizduoju, man iš karto smegenys sako, okei, bet, nu, va, labai ir skauda, ar ne, tas dabar aš matau ten kažkas daro, nu, kas mano akimi žiūrint yra bloga, ar ne, nu, čia irgi turbūt relativu bloga gera, bet, Taip, taip. ar ne, bet ir dabar suprasti, kad aš irgi esu to dalis, nu, labai, labai Jo, skauda. jo, va būtent, bet čia, jeigu tai pasižiūrėti, bet čia ir yra kančia, ne? Nes Mm. mes tada, va čia ir atsiranda, aš esu auka ir yra kažkoks tai skriaudėjas, nu arba tas blogas. Jo. Ir to laikytis, tos visos idėjos, nu šiaip gyvenime, nu tai yra tik į vienus vartus tada, ne? Aš vad gera, o tas kitas yra blogas. Taip,
čia iš tikrųjų, nu, čia yra reikalų nueiti tą požiūrio praplėtimą, nes iš kitos pusės yra ir patogu užimti tą poziciją, nes kodėl? Nes protui tai yra aišku. Jis blogas, aš geras, ne? Nu, pažiūrėjau, arba aš čia blogas, čia jisai kažkur geras, visai pats, nes protas nori to apibrieštumo, bet mes nesame tai. Va čia ir yra, va tai, kas mes nesame tai. Ir aš galvoju, kad tai yra tiesiog, nu, gal irgi iš budizmo filosofijos pasakysiu, jie tai vadina neišmanimu. Tas, kad neišmanimas yra, kai būtent laikaisi idėjos, bet jos nekvestionuoja, ne, ir galvoja, kad tai yra tiesa. Ir nepajudi. Nu, atlaikaisi savo, aš esu geras, o jis mane skriaudžia. Nu, pažiūrėjau, santykiuose, ne? Bet savo atsakomybės ir, nu, nenoriu prisimti arba pamatyti, kad aš irgi esu kažkaip dalyvauju lygiai taip pat tame santykėje. Ir kad jeigu man yra tas žmogus blogas, gal ir aš esu kažkur, nu, taip pat elgiuosi to žmogaus, pažiūrėjau, atžvilgiu. Nu, žodžiu, čia labai tokie gilūs yra dalykai, kur turbūt į konkrečias situacijas nenueisim, čia ir vadinasi tas pasirinkimas eiti tuo asmeniniu keliu. Kas norit, galiu pakviesti į asmeninę mentorystę. Labai rekomenduoju. Iš šitą vietą ir keliaujam tada per tuos savęs tą pažinimo kelionę, arba, nu, tiesiog eiti ir domėtis tuo, ne, vad sąmoningumo keliu. Budizmas yra labai labai aiškiai apie tai, pažinti savo tą proto prigimtį, e, kaip, vat, kaip jisai kūrė ir kartu pažinti tą tikrovę. Ne, kad tai, ką mano protas kūrė, kaip, pavyzdžiui, atskirti, dėl to, kad jam taip yra saugu, o tikrovė, kad nėra jokios atskirties. Ir vat tą suintegruoti ir tą, kaip mano veikia protas ir kokia yra tikrovė, ne, suintegruoti čia ir yra tas toks sąmoningumo ir augimo kelias. Tai man. Nu ką, labai ačiū Austėja už laiką. Gal Ačiū. kažką nori pridurti? Turbūt ne. Tai susitiksim kitą kartą, tęsim savo atradimus. Taip. Gerai, ačiū.